Sveiki gyvi. Šiandien pasinersim į vieną istoriją, kuri, tiesą sakant, yra visai ne apie stebuklą. Ji pasakoja apie tai, kaip du žmonės, kurie, jautėsi praradę absoliučiai viską, staiga atranda viltį pačioje netikėčiausioje vietoje. Iš esmės tai pasakojimas apie tai, kokią milžinišką gali turi mūsų požiūris, mūsų perspektyva. Pagalvokime apie tai, kaip visiškas, totalus pralaimėjimas gali virsti pergalę. Kaip didžiausia įmanoma tragedija gali tapti, triumfu. Būtent su tokiu regis neišsprendžiamu klausimu ir susidūrė Jėzaus mokiniai po jo nukryžiavimo. Jų akise visas pasaulis tiesiog subirėjo į šipulius. Taigi, atsiduriam pasaulyje be jokios vilties. Mūsų pasakojimas prasideda kelyje į Emausą. Įsivaizduokim, du Jėzaus sekėjai, du mokiniai, jie eina tolyn nuo Jeruzalės, to miesto, kuris jiems tapo, tiesiog jų sudužusių svajonių kapinynu. Ir jie sako vienas kitam, o mes taip tikėjomės, jog jis bus tas, kuris atpirks Izraelį. Klausykit, šie žodžiai tai juk tikras nusivylimo manifestas. Jie laukia revoliucijos, išlaisvinimo, o ką gavo? Kryžių. Jų akise tai nebuvo tiesiog pralaimėjimas. Ne, tai buvo pabaiga. Absoliuti pabaiga. Ir štai tada prie jų prisijungia dar vienas pakeleivis, nepažįstamasis, bet jie jo net pažįsta. Kodėl? Nes jų akis tarsi gaubė šydas, sielvartas juos taip apakino, kad pastatė tiesiog nepermatomą sieną tarp jų ir realybės. Jie tapo akli. Ir tiesioginė, ir žinoma perkeltinė prasme. Gerai, dabar perskaitykime praeitį iš naujo. Būtent čia istorija pasisuka visiškai netikėta linkme. Matot, tas nepažįstamasis nepasiūlo jokio stebuklo. Nieko panašaus. Vietoj to jis pasiūlo kažką daug galingesnio, naują perspektyvą. Jis duoda jiems raktą, kaip iš naujo perskaityti tai, ką jie patys ką tik išgyveno. Ir čia, man regis, yra pats lūžio taškas. Viena vertus turim žmogišką įsivaizdavimą, Mesijas negali mirti ant kryžiaus. Tai nesėkmė, pabaiga. Bet kita vertus raštai. O ten klausiama, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įeiti į savo šlovę? Suprantat, mokiniai matė kryžių kaip pabaigą, nes jų lūkesčiai buvo, politiniai. O šis nepažįstamasis atveria jiems raštus ir parodo visai kitą istorijos pusę. Kančia nebuvo pralaimėjimas. Pasirodo, tai buvo būtinas, neišvengiamasis kelias į šlovę. Ir jis pradeda nuo pat pradžių. Nuo Mozės keliauja per visus pranašus ir aiškina jiems, kas raštuose pasakyta apie Mesiją. Įsivaizduokit, jis tiesiog sujungia visus taškus, nuo įstatymo iki pranašų pažadų. Mokiniai jų girdi ne kažkokius naujus faktus, ne, jie staiga pamato visai naują paveikslą. Ir jų asmeninė pralaimėjimo istorija, jis staiga gauna kilę prasmę. Štai, čia svarbu suprasti, ką reiškia raštų išsipildymas. Kai sakoma, kad reikėjo kentėti, tai nereiškia, kad Dievas pareikalavo kažkokios kruvinos aukos. Visai ne. Tai reiškia, kad, žmogiškai žiūrint, tai buvo tiesiog vienintelis būdas atskleisti meilę, kuri yra stipresnė už mirtį. Meilę, kuri nugali net pačią didžiausią neapykantą. Tai buvo būtinybė ne Dievui, o mums, kad pamatytume. Ir tada ateina ta akimirka, apreiškimo akimirka, kai intelektualus supratimas pagaliau perauga į asmeninę atpažinimą, kai protas susitinka su širdimi. Matot, kelias į tą atpažinimą nebuvo staigus bliksnis. Viskas vyko palaipsniui. Pirma, atviras pokalbis, dialogas kelyje. Antra, raštų aiškinimas, kuris visam chaosui suteikia prasmę. Ir trečia, galiausiai tas paprastas, bet toks intimus duonos laužimo gestas. Ir štai tada ketvirtas žingsnis. Jų akis atsivėrė. Ir tik jam dingus, jie atsigrėžė vienas į kitą ir sako, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atverė raštų prasmę. Štai, ši citata atskleidžia viską. Tai nebuvo kažkoks sausas, intelektualus pratimas. Ne, tai buvo vidinė ugnis. Jų širdis tiesiog liepsnojo, nes pagaliau visos detalės susidėliojo į savo vietas. Gerai, o dabar liudytojų transformacija. Pažiūrėkime, kaip ši naujai atrasta viltis virsta labai konkrečiu veiksmu. Nes tai ne šiaip graži teorija, tai yra jėga, kuri realiai keičia gyvenimus. Ir kas nutinka? Rašoma, tą pačią valandą jie pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę.
tą pačią valandą įvyksta visiškas 180 laipsnių apsisukimas. Prisiminkim, kelionė iš Jeruzalės buvo bėgimas nuo nevilties, o dabar jie nedėlstami grįžta atgal, jau kupini naujos prasmės, naujos misijos. O pats ryškiausias šios transformacijos pavyzdys, žinoma, yra apaštalas Petras. Pažiūrėkim, iki apreiškimo Petras slėpėsi iš baimės, užrakintų durų, ką tik išsigynęs, kad apskritai pažinojo Jėzų. O po apreiškimo tas pats Petras stovi viešai ir pamokslauja tūkstančiams, drąsiai skelbdamas Jėzaus prisikėlimą. Tai tas pats žmogus, bet jis pasikeitė neatpažįstamai. Tai ne jo paties jėga, akivaizdu. Tai dovanota drąsa, kuri gimė būtent iš to naujo supratimo. Ir čia slypi visa esmė. Petro įrodymas miniai buvo ne kažkoks stebuklas. Didžiausias įrodymas buvo jis pats, jo paties transformacijos liudijimas. Jis elgėsi lygiai taip pat kaip Jėzus kelyje į Emasą. Jis nesiūlo miniai stebuklų, jis siūlo naują būdą skaityti istoriją, remdamasis raštais. O geriausias įrodymas, kad tai tiesa? Na, pažiūrėkite į mus, sako jis. Pažiūrėkite į pasikeitusius apaštalus. Jų transformacija ir yra tas gyvasis liudijimas. Taigi, kokią naują perspektyvą mums atveria ši istorija? Kokia yra ta universali pamoka, kuri aktuali ir šiandien? Pasirodo, viskas gana paprasta. Pirma, krizė visada atrodo kaip pabaiga. Antra, bet iš naujo perskaičius savo paties istoriją gali atsiverti visiškai nauja prasme. Ir trečia, būtent ši nauja perspektyva gali nevilti paversti naujų tikslų. Kitaip tariant, esminė pamoka yra tokia, susidūrus su krize, raktas į ją slypi ne pačiuose įvykiuose. Raktas yra tame, kaip pasirenkame papasakoti savo praeities istoriją. Naratyvą. Naratyvą galima pakeisti. Ir pabaigai paliksiu vieną klausimą apmąstymui. O kas, jeigu svarbiausia yra visai ne pats įvykis, bet tai, kaip mes pasirenkame papasakoti jo istoriją? Pagalvokime. Kas, jeigu didžiausia galia, kurią turime savo gyvenimo krizių akivaizdoje, yra negalimybė pakeisti praeitį, juk tai neįmanoma, o gebėjimas perpasakoti jos istoriją ir atrasti joje naują, gilesnę prasmę. Ačiū, kad skirite laiko šiam pasakomui.